Pirmiausia, dėlėtų nubrėžti ribą tarp sportinio stiliaus aprangos ir aprangos skirtos sportui. Pasipuošusios sportinio stiliaus apranga tiesiog neturėtumėte atrodyti, kad einate į treniruotę ar sporto varžybas. Tai labiau laisvalaikio apranga, kuri su sportui skirta apranga susijusi tam tikromis detalėmis, tokiamis kaip gobtuvai, užtrauktukai, pridėtinės kišenės, užrašai ant rūbų, tos pačios juostelės per drabužio šonus. Taigi, laisvalaikio stilius tai yra patogus, kasdieniniai rūbai. Žinoma, pasirinkus tam tikrus niuansus galime jais ir pasipuošti tam tikrais atvejais. Laisvalaikio stilius visgi tinka praleisti jūsų laisvalaikį gamtoje, kažkur susitikti su draugais, nueiti į kiną, tačiau tikrai nedėrės teatre, oficialiame darbo susitikime arba, nežinau, kažkokio prašmatnaus vakarėlio proga. Tiesiog atkreipkite dėmesį, kur einate, su kuo einate ir koks jūsų ten ėjimo tikslas. Visgi norėdamos atrodyti stilingai, apsirengusios sportiškai, siūlyčiau rinktis kažkokiom įdomiam detalėm puošti sportinius rūbus. Pavyzdžiui, tas pats sportinis kostiumas gali atrodyti stilingai, jei bus pasiūtas iš prabangios medžiagos, pavyzdžiui, aksomo ar barchato, siuvinėtas, puoštas kažkokiais blizgiais akcentais. Taip pat tinkamai pasirinkus aksesuarus galima atrodyti irgi stilingai pasipuošus sportiškai. Visgi nereiktų persistengti, nes čia galima laisvai padaryti klaidą. Tikrai netiks perlai, prabangus akmenys, tiesiog kažkokią jaunatvišką bižuteriją galbūt. Nieko per daug. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį ir kvepalus. Jei pasipuošite sportiškai, reikėtų vengti vakarinių sunkių kvepalų. Tiesiog kvepinkite citrusinių vaisių lengvais kvepalais. Visgi sportiškai galima apsirengti ir einant į klubą. Tiesiog rinkitės blizgučiais puoštą kažkokį tai viršutinę dalį su gobtuvu arba be. Taip pat galite prie dailaus sportinio kostiumo galite pasirinkti ir aukštakulnius batelius ir atrodyti tikrai žavingai.